bus praktiški pavyzdžiai iš tikrųjų ir iliustruos mūsų darbą, praktiką. Mes pristatysim keliaujančios architektūros dirbtuves .mokykla, nes mūsų iš tikrųjų praktika ir žinios prasidėjo nuo daug anksčiau, kada visas projektas su bendruomenėmis startavo, taip 2010 metais. Tai mes jau virš 10 dirbam su bendruomenėm. Paskutiniais metais iš tikrųjų pradėjom konkrečiai ir tikslingai dirbti su mokyklomis. Tai gal apie tai ir iš ten bus mūsų pavyzdžiai labiau. Esam pačios architektės, dviese dirbam, dviese pristatom, nes vis tik ir mūsų auditorija yra bendruomenės ir akcentuojam darbą su vaikais, su jaunimu šiuo metu ypatingai. Ir visiems taip ir prisistatom, kad dirbam dviese ir niekada nedirbam po vieną. Ir tai yra turbūt svarbu visiems, kas dirba bendruomeniai, nes vienas vėliavnešys tai tikrai ilgai neneša tos vėliavos. Reikia kažką palaikyti ir padėti sudėtingose situacijose. Tai mes, būdamos architektės, mes esame ir praktikuojančios architektės, tai yra viena iš mūsų veiklų, darbas su bendruomenėmis. Kaip ir keletas pranešėjų jau šiandien, tiek Gilma, kaip iš Duo Architects pristatinėjo, mes esam bendradarbiavę ir dirbę panašioje aplinkoje, tiek Gintarė. Ta prasme, esam visi susidūrę, nes kalbame apie fizinę aplinką, apie fizinės aplinkos įtaką mums, nes tai yra kasdienę įtaką turintis veiksnys, kuris turbūt neipatingai daug susilaukė dėmesio arba galimybių ją išspręsti. Tai mes tai naudojam kaip priemonę, kur kartu mes susitinkam ir kuriam tą fizinę erdvę, būtent fizinę erdvę su nearchitektais, su bendruomenėm ir mokyklom šiuo atveju. Ir mūsų metodas yra labai paprastas. Tai yra mūsų užsakovai, bet kartu ir kūrėjai, tos bendruomenės. Tai mes architektūros kūrimo ir fizinės aplinkos kūrimo procesą išskaidom į paprastą tyriamąją dalį, ekskursiją, piešinį tą kūrybinę dalį, maketavimą, kaip ir Gintarė pristatė, irgi jie turi tam tikrą, gal kitos idėjos atsiskleidžia, kuriant jau tą fizinę aplinką per maketą. Tada paruošiam projektą, kartu vykdom statybas ir kažkokią atidarymo šventę, tą bendruomenės paminėjimą ir tą ratą sukam atgal, kaip irgi Linas minėjo, kad svarbu yra mokytis iš to, ką mes sukuriam. Ir mūsų medžiagos irgi yra gana paprastos, mediena, antro panaudojimo kažkokios medžiagos, naudojam viską, ką turim praktikos, kur ir gimnazijos grindlentės pernaudojam įvairiausius rytes, pavyzdžiui, nes didžioji dalis mūsų auditorijos arba bendruomenių yra mažos bendruomenės arba teritorinės bendruomenės, tai mokyklos irgi mums taip tinka, tai padeda suorganizuoti per labai trumpą laiką tas statybas. Tai yra labai svarbus dalykas, ten miesteliai, su kuriais dirbam, jeigu tai yra bendruomenės, yra apie 600 gyventojų, nedaugiau, mokyklos irgi turi tokį skaičių, tai tas skaičius yra, kas greitai padeda mums susiorganizuoti darbus, reikiamas medžiagas ir užtikrintų proceso sklandumą greitą. Na ir dažai, tai tokia irgi stipri priemonė, kuri daug nekainuoja, bet turi didelę įtaką aplinkai. Mūsų biudžetas, kur matysite porą ir mūsų svetainėje yra labai daug pavyzdžių, labai nedidelis, kokie 500 eurų yra tik medžiagom, pastatom daug. Na, šiuo atveju mokyklose galbūt yra didesnis biudžetas ir didesni tie įrenginiai. Čia matot vieną iš mūsų skaidrių, pristatysim projektą toliau plačiau, bet iš serijos tas biudžetas nėra didelis. Palyginus su fizinės aplinkos sukūrimu, kurį palieka mokykloje arba bendruomeniai, tai yra toks viešosios erdvės statinys, mokykloje tai irgi yra viešoji erdvė, kaip koridoriai, lauko erdvės ir panašiai. Tai va. Ir prieš keliaujant į pavyzdžius, Evelina, norėjom tiesiog akcentuoti 5 principus, 5 frazes, kurios siejasi su tvarumu. Ir mums kaip architektams, architektūros edukacijų dirbančiams labai natūraliai gaunasi. Tai universalūs tokie principai socialiai teisingesnių viešų erdvių kūrimas.
išteklių perskirstimas. Tai mes eksportuojame specialistų patirtį į regionus ir pasiimportuojame vietos žmonių patirtį savo, stengiamės naudoti vietos žaliavas, jeigu išeina, pernaudojame medžiagas. Skirtumų pripažinimas reiškia, kadangi dirbam su vaikais ir jaunimu, teigiame, kad jaunimas ir vaikai turi savo specifinius poreikius ir mes stengiamės būti jų ambasadoriais, į juos atsižvelgti. Tai mūsų kuriami projektai atspindi specifinį vaikų ir jaunimo poreikį. Susitikimų skatinimas reiškia, kad mūsų veikla yra taip užprogramuota, kad ji yra įgyvendinima buriantis. Ta veikla susitinka savanoriai ir vaikai ir viskas yra, visi etapai yra kartu. Grupėse, kuriamos idėjos, statoma kartu, suaugusiai ir vaikai ir jaunimas. Rūpinimosi etika yra tos aspektas, kad mes kurdami palikdami fizinį rezultatą, kuriame rūpinimosi kultūrą. Mokiniai ir jaunimas savo rankomis pastatė daiktą, fizinį materialų dalyką, jo rūpinasi automatiškai, jį saugo, tvarko, stebi. O procesų sąžiningumas tiesiog reiškia, kad mūsų procese, pavyzdžiui, naudojami demokratiški principai, balsavimas, sprendimų priėmimas kartu. Toliau. Ir tiesiog dar akcentas jums, kad dirbame jau daugiau nei 10 metų, pernai šventėme 10 metų jubiliejų ir esame iš tikrųjų Lietuvos regionų ambasadoriai arba gerbėjai, arba sąjungininkai, nes taškeliai žymi vietas, kur mes keliaujam ir tai yra, toliau nei Vilnius arba Kaunas, toliau nei didieji miestai. Taip, tai tie iki 23 metų buvo būtent pavyzdžiai, 68 galbūt bendruomenės, labiau orientuotas į regionus ir darbas su vaikais ir jaunimu nuo mažiausių, tai yra nuo 6 metų maždaug iki 18 regionuose kaip bendruomenės nariais. Ta prasme, mes su jais kurdavom viešasias erdves miestelėje, jų kaime, tai ten būdavo tokios erdves kaip amfiteatrai, kažkokios suoleliai, susitikimo, susibūrimo erdvės, bet 2024 metais šiemet dirbam su mokyklom, 1000-mečio mokyklų apimty. Jeigu klausite dėl finansavimo, būtent kitais atvejais rašom projektus su Lietuvos kultūros tarybai ir ieškom vietinių bendradarbiavimų kažkokių. Tai dirbam būtent su 6-12 klasės mokiniais, tokia galbūt neįtin, sudėtingiau į procesus įsitraukiančiais paaugliais ir kuriam kažkokias mokymosi erdves jų mokymosi aplinkoje. Ir norėjom apibrėžti, apibūdinti galbūt jų poreikį paauglių, kas yra mums atrodo bazinis poreikis, bet ką ir kiti minėjo, tikrai trūkstamas ir matomas, kad yra tos atsisėdimo vietos kažkokios būrenčios, nes kaip ir minėjom, kad prieš tai pranešėjai, kad tvarumas prasideda nuo bendruomenės, kad vaikai jaustųsi tos bendruomenės nariais, jiems atrodo, kad jiems trūksta toj mokykloje, kad jie norėtų būti toj mokykloje, trūksta tų erdvių kaip atsisėdimo vietos ir aišku, kad tai būtų patogios kažkokios vietos mažom ir dideliam grupėm ir individualiai, ką Gintarė minėjo, pavyzdžiui, lauke, kad galėtų atsirasti tokios vietos, kad yra tas poreikis ir vaikam trūksta pasiskirstimo mokyklos erdvėje. Tada privatumo nuošalumo, mes žinom irgi įvairių atvejų, kodėl tai yra vis tik sudėtinga tema tarp suaugusių ir mokinių, bet tai turėtų vykti, tas klausimas kažkaip turėtų būti sprendžiamas. Poilsio ir jaukaus pasibuvimo erdvės. Tai yra gana panašus su atsisėdimo vietomis, bet poilsio gal čia yra kaip akcentas, nes vaikai dažnai irgi mini, jie patys galbūt ne tiek sąmoningai supranta, kiek triukšmo patys sukuria, bet kartu ir neturi kur pabėgti, dažnai mokyklos atveju. Vietos pavalgyti, tai kas maistas, minėjom, kad valgykloje galėtų būti pasirinkimas, bet taip pat didžioji dalis mokyklų ir kiek mes esame iš praktikos matę, nėra alternatyvos ne valgykloje
turbūt tą soliuko prisėsti su savo atsineštu maistu arba ne visiems žiūrint, tai vis tiek kažkokia įvairovė to valgymo erdvių turėtų būti. Vaikai taip pat, paaugliai ypatingai pabrėžia naujumą, estetiką, tai tas rūpinimasis, kad suaugusieji skiria dėmesį ne tik savo erdvėm, bet ir vaikų erdvėm ir jų paklausia, kokios tai yra erdvės, tai yra labai svarbu ir jie tai mato, stebi. Ir aktyvaus poilsio zonos, tai čia yra galbūt su paauglių būtent vaikinų ypatingai grupė, kad ne visi irgi turi galimybę gauti kažkokias išsikrovimo erdvės, fiziško išsikrovimo erdvės. Tai čia yra toks grinai mūsų šių metų pastebėjimas. Prioritetai yra didesni viršuje, apačioj. Darbas su apie 300 mokinių iš įvairių regionų mokyklų. Tai tas poreikis yra labai akivaizdus ir pasikartojantis. Ar ne? Tai mes. Tai. Kai pradedi kalbėti, tai negaliu sustoti. Ir noriu iliustruoti dviem pavyzdžiais. Tikrai greitai, daug vaizdų. Pumpėnų gimnazija, Pasvalio rajonas. Taškeliai žymi vietas, kur vaikai rinkosi projektą, tai čia tas privatumas labai atsispindi. Ta tik norėjom užakcentuoti. Pagrindinis taškas prioritetinė vieta, kalbėdami su mokyklom, padarėm kompromisą ir priartėjome prie mokyklos su savo projektu. Neįlindom į mokyklos kiemą, bet atsidūrėm šalia. Vieta žalia, graži. Mūsų projektas gimė aplink obelį. Apačioje yra vaikų maketai, kuriuos mes sujungėme į vieną idėją. Viršui mato tą galutinę formą, toliau mes su ją vizualizuojam, toliau su ją dirbam, su mokiniais padarė vienas prie vieną maketą, keitėm, mažinom, gražinom ir svarbus aspektas, mes tai statėm su mokiniais per 4 dienas, net per 4 pusdienius galima pasakyti. Projektai gimsta su 30 vaikų ir architektų komanda, su mokyklos administracijos pagalba, tiesiog parodyti, bet jums norim fizinį rezultatą ir procesą, kad tai veikla gal atrodo sudėtinga, bet iš tikrųjų paprasta, kai yra daug žmonių, yra komanda, yra bendruomenė. Ir rugsėjai grįžom, taip, čia matot, ką tik pastatyta, po kelių mėnesių tiesiog šiek tiek jau įsiliejusi natūraliau į aplinką objektą. Ir kitą pavyzdį perduodu Evelinai. Taip, aš dar tik tenai grįšiu suakcentuoti tai, kad tai yra veikla, kuri traukia visaus pobūdžio vaikus, tai yra ir specialiųjų poreikių vaikai yra, dalyvavo ir, tarkim, toje mokykloje mokinys, kuris pirmą kartą sakė, po tokios veiklos grįžęs kalbėjo namuose apie mokyklą. Tai tokios veiklos, kurios yra tikrai namūdinės, paprastos, regionuose ypatingai visi vaikai turi tos įgūdžius statyti kažką ir kartu atsinaujina aplinka. Tai yra su technologijų mokytojais, kurie mums prisideda prie dirbtuvių labai gal praplėtinti veiklą mokyklai ir mokyklos bendruomeniai. Ir kita yra Subačiaus gimnazija, irgi to pačio privatumo poreikis už mokyklos atsiradusių lauko klasę. Matom, jinai atsidūrė už sporto aikštyno, kartu darom maketus, renkam geriausias savybės, balsuojam su vaikais, kurie prioritetai buvo. Tai čia prioritetas buvo terasa ir matom čia pavyzdžiai. Visi beveik turi kažkokį medinį pakilėjimą, atsisėdimus skirtingus. Su vaikais nubalsavom, padarėm sprendimą galutinį viršui. Tai yra tokia terasa su tokiais poro galimybių lygių atsisėsti. Labai irgi paprastas projektas, jo samata yra apie 1000 eurų, 1500 medžiagom, per 3 dienas pastatėm su vaikais ir jaunimu. Tai va, matom mūsų procesą statybų ir visi įsijungia, nes gana paprastos veiklos, paprastos medžiagos, jos yra vietinės, pirktos, galima pernaudoti ir rezultatas. Tai mes tokių pavyzdžių turime daugiau, jos gali būti pritaikomas ir per pamokas, mes ir pamokas čia vedėm ir aptarimus, tai
tų erdvių ir jeigu trūksta idėjų erdvėm, tai galima pas mus svetainį rasti, o šiaip tai pas mokinius, visas idėjas pas mokinius. Ačiū.